šiandien laukia dar viena intriguojanti OptiBet A lygos akistata. Marijampolės Sūduva savo gerą atkarpą šiandien bandys pratęsti. Kloniūnas čia su Fedorovu. Ir pražanga bei kortelė Edvinui Kloniūnui. Jo perdamas link tolimo vartų kampo ir Karolis Uzėla panašu, kad nuo vartų muša kamuolį. Nors Rolandas Apgauskas panašu gavę signalą iš savo asistento, fiksuoja įvartį ir tai yra įvartis išvedantis Marijampolės Sūduvą į priekį. Karolis Uzėla ten kamuolį traukė, bet panašu, kad ištraukė jau kamuolį, kuris buvo 19 taškų ir Zbunis vakar žaidė aikštėje pasirodęs po keitimo antrajame kėlinyje. 65 minutė, čia 1-1. Labai greit Kauno Žalgiris lygina rezultatą. 12 minutė Nerijus Valskis ima kamuolį į rankas ir Kauno Žalgiris čia atvažiavo ne lygiųjų siekti. Čia atvažiavo imti 3 taškus. Klausimas, ar tas papildymas nėra per vėlai jau įvykęs. Čia Duar vienas puikus vienerios lygiosios. Na ir Šiauliai vakar pratęsė savo nepralaimėtų rungtynių seriją. Čia Fedorovas turi būti įvartis ir jis yra 2-1 iškart po atsigaivinimo pertraukėlės. Sūduva atsigavę veržėsi į priekį. Subirėjo Kauno Žalgirio gynyba ir Tomas Fedorovas pasižymi. Atsidaro įvarmo lygoje dabar, tie išlikimo reikalai užmarštyje. Čia pavojinga situacija ir Edvinas Kloniūnas. Na dar spurta. Veteranas ir rodo paskutiniu metu, jog dar tikrai jis gali daug duoti naudos komandai. Dabar puikiai proga ir Kloniūnas. Edvinas Kloniūnas antrą kartą iš eilės lygina rezultatą žaisdamas prieš Marijampolės Sūduvą. Praeitą kartą tai buvo paskutinė rungtynių ataka, dabar dar laiko labai daug ir tame antrajame epizode, kai Žalgiris mušė, jis taip pat buvo muša. Dabar Kauno Žalgiris ir trečia ir Gratas Irgedas prisideda ir prie šio įvarčio. Edvinas Kloniūnas ir Gratas Irgedas. Saldžioji porelė, kuri konstruoja Kauno Žalgirio įvarčius antrajame kėlinyje ir tie įvarčiai sulėtintai. Vilius Armanavičius ten buvo atakos smaigalyje, o čia pražanga. Ir geltona kortelė bus Jasonui Noslinui, panašu, kad įrodoma. Žaidusių žaidėjų A lygoje. Čia Kauno Žalgirio išpuolis, smūgis ir Giedrius Zenkevičius. Pavojinga situacija ir Florianas Davidas. Živanovičius čia nepatenkintas, bet dabar ne jis yra dėmesio centre, o Florianas Davidas prieš tai turėjo progą. Florianas Davidas dar vieną šansą panašu turės ir muša dar kartelį. Ir net ir 5 įvartis krenta, o tai jau visiškai uždaro šias rungtynes. Kauno Žalgiris antrajame kėlinyje dominuoja ir savo dominavimo įtvirtina. Tiek pat, kiek ir Vilniaus Riteriai. Ir dar čia ne pabaiga. Florianas Davidas, Armandas Kučys ir atrodo įvartis nuo Giedriaus Zenkevičiaus. Sulig šiuo momentu ir rungtynės pasibaigė. Galutinis rezultatas 6-2. Pamatėme iš tikrųjų šiandien tikrą įvarčių fiestą.